parodžiau, kad červona. Ir turinys labiau forma atitinka tokia. O mūsiškai dar jį vadėto ne červonokis, bet krasnokis. Jisai iškreipė tą pavyzdį. Jis sako, krasnokis. Gerai. Gerai. Spygina saulė ir dar kamera. Ai, čia dar. Svarbiausia, kad aš neištų. Bet žmonės dar eina, turbūt jie eis dar 15-20 minučių, todėl laukti nebegalima. Mitingą pradėsime. Gerbiami gargždiečiai, nors oras dar vasariškai gražus, nors gražuolėje mūsų Lietuvoje kasdieną vis ryškiau priekšta laisvės rytas, šiandieną mūsų trispalvė dėja paženklinta juodu gedulo kaspinu. Iš rimtų ir susikaupusių jūsų veidų matau, kad mes visi suprantame, kokią progą čia susirinkome. Rugpjūčio 23 sukanka 50 metų gėdingam sandėriui tarp bolševikinės ir nacistinės diktatūrų, paminusiam neutralių laisvų Pabaltijo tautų teisės ir padariusiam pradžią mūsų okupacijai. Stalino ir Hitlerio dviejų lygiaverčių kraugerių flirtas 1939 metais vyko dėja pritariant šlovingai Tarybų Sąjungos komunistų partijai, iki šių dienų vedančiai mus į šviesų rytojų. 39 rugpjūčio 23 lėmė mūsų likimą 50 metų. Po to sekusios gėdingos okupacijos, gėdingos akcijos, slaptos Ribbentropo-Molotovo sutartis, Lietuvos liaudės Seimo fabrikacija, galutinė Lietuvos ir viso Pabaltijo okupacija ilgam uždarė mus nuo pasaulio geležinę uždangą. Šių dešimtmečių kaina tai šimtai tūkstančių nukankintų Sibire, dingusių be žinios, žvėriškai sunaikintų Rainiuose, Panevėžyje, Pravieniškėse, iki šiol neįvardintuose broliškose kapeliuose gulinčių čia greta mūsų. Kviečiu susirinkusius pagerbti tylos minutę. Ačiū. Į šį mitingą susirinkome ne vien atžymėti skausmingą mums datą, bet ir pakalbėti apie tai, kaip mums gyventi šiandieną, kaip greičiau likviduoti ir užmiršti iki šios dienos besitęsiančią gėdingo sandėrio pasekmes.
pasisako rajono tarybos narys Ignas Varslauskas. Brangus buvusios Lietuvos Respublikos piliečiai, jų vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai. Du didieji 20-ojo amžiaus tironai Adolfas Šyko Gruberis ir Josifas Džiugašvilis, daugiau žinomi Hitlerio ir Stalino vardais, sėjo mirtį savo valstybėse. Jie veikė didžiausių socialistinių partijų, Vokietijos nacionalsocialistų darbininkų partijos ir visasąjunginės komunistų bolševikų partijos vardu. Smurtą ir terorą siejo kaip valstybių viduje, taip ir užkariautose teritorijose specialiai sukurtos organizacijos. SS kariuomenė ir Gestapas Vokietijoje, NKVD kariuomenė ir NKGB Rusijoje. Abi valstybės mokėsi viena iš kitos. Pirmieji koncentracijos stovyklas nepatikimiems asmenims izoliuoti įsteigė Rusijos bolševikai dar 1918 metais. SS-ininkai perėmė ir išplėtė šį pažangų patyrimą, pažangų kabutėse, tačiau NKVD ir toliau pirmavo gulagų steigimo srityje. Dabar pasisakys liaudės deputatė Zita Šličytė. Gerbėmieji, praėjo nelabai daug laiko, kai paskutinį kartą matėmės ir šiandieną matomės tokia skaudžia proga, paminėdami prieš 50 metų pasirašytą dokumentą, kuris nulėmė ne tik tai Lietuvos, bet daugelio ir kitų tautų likimą. Ir žinoma, pirmiausiai, tai mūsų broliškų respublikų Latvijos ir Lietuvos. Aš jūs visus kviečiu pirmiausiai trečiadienį išeiti į gyvybės trasą. Jūs žinote, kad Sąjūdis yra priėmęs nutarimą 23 rugpjūčio 19 valandą gyvų žiedų sujungti 3 Baltijos valstybių – Latvijos, Lietuvos ir Estijos, kurios neteko savo valstybingumo ryšium su šito dokumentų rašymu sostinės. Taigi, šitas renginys yra labai svarbus dėl daugelio priežasčių, o svarbiausiai todėl, kad tai bus istorijoje negirdėtas, neregėtas renginys. Dar pasaulis nėra patyręs tokio reginio, kad 3 valstybių žmonės, tai yra apie 1,5 milijono žmonių, reiškia gyvų žiedų sujungtų 3 valstybių sostinės. Ir ta prasme, manyčiau, kad mūsų toks labai reikšmingas žingsnis bus pilietybės įstatymo priėmimas. Pilietybės įstatymo priėmimas yra numatytas rugsėjo 5 dienos Lietuvos aukščiausiosios tarybos sesijoje. Nežinau, ar priims Lietuvos aukščiausios tarybos deputatai šitoje sesijoje pilietybės įstatymą. Jis paskelbtas spaudoje, dėl jo daug diskutuojama, yra įvairių nuomonių ir jūs taip pat, manyčiau, pasakysite savo, bet manyčiau, kad principas, kuriam pritarti reikėtų, yra toks, kad vis dėlto šitoje sunkioje tokioje padėtyje kiekvienas žmogus, norintis būti Lietuvos Respublikos piliečių, turi pareikšti laisvą valią ir duoti Respublikai priesaiką. Kai kas sako, aš esu čia gimęs Lietuvoje, mano tėvai ir seneliai yra lietuviai, kodėl aš dar turėčiau prisiekinėti ir prašyti Lietuvos pilietybės. Kai kas, reiškia, daug kreipia dėmesio į sėslumo cenzą. Tai yra tiek metų pragyvenęs žmogus turi gauti tą pilietybę. Aš manyčiau, būtent, kad visų pirmiausiai turėtų būti patikrinti tie žmonės, kurie yra pasiryžę būti Lietuvos piliečiais, ir nepriklausomai nuo to, ar jie lietuviai, ar kitų tautybių, pareiškia savo valią ir nori tapti Lietuvos piliečiais, turėtų duoti Respublikai priesaiką. Ir nors mano protėviai taip pat čia yra gyvenę ir aš čia gimusi, aš su didžiausiu malonumu, nors ir pirmoji esu pasiruošusi prisiekti Lietuvos Respublikai. Lietuviai tai neturėtų laikyti įžeidimu, bet už tai kiekvienas kitatautis
turės labai apsispręsti. Nes be abejo numatysime ir kokias pasekmes sukels priesaikos nesilaikomas. Ir antra aplinkybė, kad galės būti Lietuvos piliečiais tik tie asmenys, kurie nėra kitų valstybių piliečiais. Ir nors keletą metrų ar po keletą metrų gedulingos juodos juostos. Taip pat, kas nori važiuoti ne kolonoje, o atskirai, būtų gerai, kad reiškia, mūsų ruožas prasideda Pasvalio mieste, nuo Pasvalio miesto, mūsų rajono ruožas, kad iki 17 valandos visi pavieniai ekipažai pasiektų Pasvalio miestą. Kviečiame visus palaikyti šitą solidarumo akciją ir tuo įrodyti, kaip mes iš širdies norime mūsų laisvės. Mitingo eigoje žodžio paprašė Aleksandras Skuodas. Prašau. Labą vakarą. Didžiai gerbėmis, gargždiečiai, mūsų tautiečiai, mėly čia praeities didžių įvykių žmonės. Man, taip, aš noriu epizodą tokį pasakyti, kaip jie mus paveldyti. Brandų didžiai įvykiai. Aš baigiau 40 metais pradžios mokyklą. Tėvelis buvo Lietuvos laisvės kūrėjas, savanoris. Mes buvome 5 sūnus, augino mus tokioje dvasioje, mylėti savo tautą, savo nepriklausomybę. Visą, kas šventa, kas miela, kas brangu. Tuo laiku, kaip tik tai, iš pat mažens mane būdino toks didelis dalykas. Aš skaičiau 20-ojo amžių, aidą, mūsų laikraštis, visi įvykiai, viskas brendo mano širdyje. Labai išžvelgiau į politinius tos dalykus nuo vaikystės. Ir šitas epizodas, kuris privedė. Kilo 39 metais žiaurusis karas, reiškia, tarp Suomijos ir Tarybų Sąjungos. Nu ir Suomio tauta pasirodė tokį didvyrišką, o tas sekiau tos įvykius. Ir visą, aš negalėjau atsidžiaugti šitos tautos didvyriškumu. Atėjo laikas, aš baigiau 4 skyrius, tuo laiku mus išvežė ekskursijai, buvo mokytojai Kiaunis, kurios greitai po to rusams užėjus, to jos areštavo, išvežė ištrėmė Sibirant. Nu ir mus vežė ekskursiją čia Kretingą, elektros stotį apžiūrėjom, nuvežė į Palangą, mūsų skraidė buvo karinis aerodromas, 17 buvo mūsų lėktuvų, puikus lakūnai, teko man pasikalbėti su jais, nu jie skraido oro, atliko įvairias, reiškia, kilpas, ten ir viską, ir paskiau mus, taip, mus įvedė į tokį dvasinį, tokį gyvenimą, už tautą, už viską, kad būsit jūs ateities vyrai. Pasisakymai liktai ir išseko, daugiau pagėdavimų negavome. Leiskite dabar trumpai paskaityti paruoštą šio mitingo rezoliucijos projektą. Gargždų miesto ir Klaipėdos rajono gyventojų mitingo įvykusio Gargžduose 89 metų rugpjūčio 20 dieną rezoliucija. Pirmas. Reikalaujame, kad Lietuvos TSR aukščiausioji taryba kreiptųsi į TSRS, VFR, VDR vyriausybės, kad pastarosios paskelbtų Molotovo-Ribentropo pakto slaptuosius protokolus neturinčiais juridinės galios nuo pat jų pasirašymo momentų. Antra. Raginame, kad LTSR aukščiausioji taryba 1940 metų rinkimus į liaudės Seimą paskelbtų neteisėtais, o jų rezultatus negaliojančiais. Trečia. Raginame Lietuvos TSR aukščiausiąją tarybą neatidėliojant ruošti įstatymą dėl TSRS kariuomenės laikino buvimo Lietuvos teritorijoje sutartinių sąlygų ir pradėti dėrybos dėl tos kariuomenės išvedimo sąlygų. Ketvirta. Reikalaujame
šių metų rugsėjo 5 dienos aukščiausios tarybos sesijoje nesvarsyti klausimų dėl TSRS vietinių liaudės deputatų tarybų rinkimo skyrimo, vietinių tarybų įgaliojimus pratęsti, o rinkimus į LTSR aukščiausiąją tarybą surengti jau šiais metais. 5. Svarstant konstitucijos pataisas, reikalaujame atsisakyti 6-ojo LTSR konstitucijos straipsnio, kuriame deklaruojame TSKP hegemoniją. 6. Svarstant Lietuvos TSR pilietybės įstatymą, reikalaujame atmesti aukščiausios tarybos prezidiumo pasiūlytą 1-ojo straipsnio 3 dalį, pagal kurią Lietuvos piliečiais būtų tampama automatiškai, kabutėse, net nepareiškiant norų. 7. Šią rezoliuciją išsiųsti Lietuvos TSR aukščiausiai tarybai, įteikti LTSR aukščiausiai tarybos deputatams, išrinktiems nuo Klaipėdos rajono, paskelbti Bangos ir Keleivio laikraščiuose. Jeigu kas turit, prašom, papildymų ar pataisimų šiai rezoliucijai, ar gal dar papildomų pasisakymų. Prašom. Prašom. Gerbim gargiškiai susirinkę šiandien į šitą slėnį, turbūt ne visi mane pažįsta, su Klaipėdos rajono partijos komiteto pirmasis sekretorius Stonys. Turbūt nelengva po tokių kaltinimų ir po tokių žodžių kalbėti man kaip, jeigu tai galim pasakyti, 5-osios kolonos atstovui Lietuvoje. Tačiau aš nenorėčiau vis tik tai turbūt kaip jaunas žmogus prisimti šitų visų kaltinimų, kurie dabar griūva Lietuvos komunistų partijai. Aš manau turbūt nedviprasmiškai, kiekvienas doras žmogus, kiekvienas Lietuvos pilietis ir komunistas sutinka ir turbūt sveikam protui ir logikai negalima prieštarauti, kad vis tik tai 39 metų sutartis, faktas, po to sekė įvykiai, iš tiesų tai prieštarauja tarptautinės teisės normom. Turbūt būtų kvaila šiandien neigti, kad šitai neturėjo visiškai jokios įtakos tolimesniem įvykiam Pabaltijui. Tai yra ir rinkimam į liaudės Seimą, ir įstojimų į Tarybų sąjungą. Tačiau aš norėčiau pažymėti ir kitą turbūt, kad nereiktų vienpusiškai vertinti Lietuvos komunistų partijos indėlį, ypač dabartiniu laikotarpiu, tai kaip į norą išsaugoti dabartinę Lietuvą. Iš tikrųjų, turbūt, nedviprasmiškai Lietuvos komunistų partija pareiškia, kad ji taip pat už suverenę, už nepriklausomą Lietuvą. Ir aš manau, kad nereiktų sieti dabartinės komunistų partijos, aš turiu omenyje visus dorus komunistus, su šitą programą ir įstatais. Aš manau, kad ne viena, turbūt visi dori komunistai, jie pirmiausia yra lietuvis, yra Lietuvos, bus Lietuvos pilietis. Ir aš manau, kad mes visi komunistai laukiam tokios programos, iš tikrųjų, kurie atitiktų mūsų kaip lietuvio, kaip Lietuvos piliečių lūkesčius. Aš neįsivaizduoju kitos programos ir neįsivaizduoju vietos partijai, kuri netitiktų šitokių lūkesčių. Tokia būtų mano pozicija. Aš manau, kad nereiktų šiandien švaistytis ir skaityti, kad koks skirtumas, jeigu mes pakeisim fasadą. Iš tikrųjų, Lietuvos komunistų partija, aš skaitau, tai ne fasado pakeitimas, tai iš esmės nauja partija su savo statusu, su savo programa, su savo įstatais, kuri turėtų atitikti daugumos lietuvių tautos lūkesčius. Aš galvoju, kad šitokia programa bus, kad mes šitokios programos sulauksim ir šito tikiuosi. Turbūt skaitau nemažiau svarbu, būkim realistai. Aš nenorėčiau sutikti, kad mes šiandien galim tą kūdikį socializmą suvystyti ir gražinti Tarybų sąjungą, tegul jie verčias kaip nori, o mes Lietuvoje kursime savo Lietuvą. Skaitau, kad turbūt reikia siekti šito, kad visi kaimynai gyvenantis aplink mus, ypač tokia galinga valstybė kaip Tarybų sąjunga, taip pat būtų demokratiška, taip pat jų siekiai ir lūkesčiai būtų artimi demokratijai, nes priešingų atveju aš neįsivaizduoju normalaus gyvenimo, turint tokį kaimyną visiškai priešingą Lietuvai. Aš manau, kad mes turim būti tolerantiški, turim būti protingi. Iš tikro, ir parašų rinkimo akcija, ir gyvybės žiedas, tai labai svarbus, aš manau, Lietuvai politinis fonas, tačiau jeigu mes pasirinkom konstitucinį parlamentinį kelią, tai manau tvirtai ir turime eiti šito keliu, tvirtai, ryžtingai, nesitraukdami.
nereiktų bereikalingų įsišokimų ir mūsų deklaracijos ir norai, aš manau, tai iš tikrųjų tik tai noras gyventi nepriklausomai, suverenioj, demokratiniai Lietuvoje. Tačiau ar mes šito verti, mes turėtume turbūt ir turėsime parodyti savo darbais, savo siekimais. Tiek aš norėjau pasakyti savo nuomonę. Kas liečia konkrečius kaltinimus, iš tikrųjų, aš manau, nereiktų šitaip švaistytis kaltinimais, kai garažų statyba, plovykla ar panašiai. Iš tiesų nieko panašaus nebuvo. Aš galiu pasakyti, jeigu čia dalyvautų gerbiamas Gargždų klebonas, mes be jokio spaudimo suderinom vis tik tai. Puikiai suprantam, kad po bažnyčios statybos naujos bus reikalingas naujas išėjimas, į gatvę, kad iš tikrųjų šitie garažai bus nugriauti ir statomas priestatas šitai visiškai netrukdys, o netgi uždengs dabar neišvaizdų priestatą konfiguraciją, kuris yra. Taip, kad toks kaltinimas, kad aš nenorėčiau priimti, kad visiškai savavališkai, nesuderinusi niekom pradėta statyba. Prieš pradedant statybą iš tikro buvo suderinta su Gargždų klebonu ir buvo aptarta, kad šitas priestatas visiškai netrukdys išėjimui. Taip sako, gal ir juokinga, bet jeigu gyvenam kaiminystėje, turbūt aš skaitau, kad turi būti derinamas su kaimynais ir šitas reikalas iš tikro buvo suderintas. Šitiek aš norėčiau atsakyti į šitą kaltinimą, kuris buvo pateiktas šiandien čia. Ačiū. Kiek aš supratau, perskaitytam rezoliucijos projektui konkrečių prieštaravimų ar pataisimų nebuvo pasisakymai. Norėčiau, kad išreikštumėt savo mintis, o jeigu jų nėra, jeigu visi sutinkat, kad savo sutikimą išreikštumėt, ar tai rankos pakelimu, ar tai atsistojimu. Pakelkime rankas, kas sutinka. Tai skaitysime, kad šitas rezoliucijos projektas mūsų mitingo priimtas balsų daugumą už pagrindą. Gerbiami gargždiečiai, prašau visus gerbiamus mitingo dalyvius rimties ir susikaupimo. Mes lietuviai, mažos, bet garbingos tautos dalis. Mūsų tvirtybė vienybėje, rimtyje, kultūroje. Tie, kas tikrai širdimi pergyvena Lietuvą, dabar uždėkite atsineštas žvakutes. Pasibaigus giesmei, kviečiu atiduoti pagarbą žuvusiem, paliekant gyvą ugnį prie tremtinių skausmo kryžiaus, kapinėse ar parke žinomose broliškų kapų vietose.